Labas rytas, diena ar vakaras, nesvarbu koks dabar metas, ačiū, kad įsijungėt MC Forza kanalas. Su jumis šiandien Karolis. Ir mes susitinkam naujam video ir tas video vadinasi podcast. Tai kas yra podcast? Jeigu nežinot, yra toks video, kuriam mes pakalbam apie savo planus, ką mes darysim šitam kanale. Tai va, vasara prasidėjo, labai smagu, tikrai. Manau, ir vienu žodžiu šitą video filmuoju jau trečią kartą, tai tikrai gali atsibos, nepykit, jeigu mano balsas bus pavargęs ar kažkas tokio. Tai vasara, Tai baigėsi mokslo metai, tai čia visų pirmas dalykas, koks yra labai smagus, tai tikiuosi jums šitie mokslo metai praėjo gerai. Man jie irgi praėjo pakankamai gerai, viską normaliai, tai, galiu, taip sakant, pasigirti, nežinau, ar čia pasigirimas, ar tiksliau jūs galvosit, eik, tu nūpas, tas MC Forzas, kaip jis prastai mokosi, tačiau mano vidurkis šiandien metinis yra, šiemet metinis yra mokslo metų vidurkis 9,46. Tai va, nežinau, jeigu jūs norit, gali pakomentuoti savo, jeigu jūs didesnis ar mažesnis, nieko. Vienu žodžiu, čia ne tik nuo jūsų, bet ir nuo mokytojų ir taip toliau, nuo visko ten priklauso. Vienu žodžiu, taip. O dabar apie kanalą, o dieve, aš ką tik labai žiaurų trikdį padariau, nes surėkiau tiesiog į mikrofoną. Apie kanalą, tai vienu žodžiu vasaros planai kokie yra, tai programavimo tutorial yra pats pirmas dalykas, tas bus žiauriai exciting. Jūs galėsit išmokti programuoti, tai yra kurti žaidimus. Įsivaizduojat kurti žaidimus? Oh my god. This will be awesome, man. Awesome. Oh yeah. Va, antras dalykas, tai labai daug apie kurį kalbėsiu, tai yra HardMC Pros serveris. HardMC Pros, galvojat, kad čia taip video nėra to kaip būna, ne? Šiek tiek HardMC Pros, ne? Kurgi ne? Tai va, esmė ta, kad serverį paliko keletą žmonių. Todėl aš tuoj pat nueinu į Facebooką ir pažiūrėsim. Nes turim mes sąrašą vis tiek. Va, esmė, tai nebuvo jų kaltė, taip sakant, tiesioginė buvo ta, kad kažkuris iš jų apvogė daugybę žmonių. Ir kadangi buvo gan sunku išsiaiškinti, galbūt jie bendradarbiavo, dviese ar trys ar kažkas tokio. Vienu žodžiu, labai gaila, tačiau serverį palieka. Paulius 258. LTMania, Webas, Justas. Jarel 1220, Aikwaz, Deivize, Webas ir Tiko 3000. Taip pat dar keletą žmonių, kurie iš viso nesijungė į servą, nebuvo aktyvus, tai tiesiog savaime suprantama mes jos ir išmetėm. Kad ir kaip tai būtų gaila. Tai va, kitas dalykas, apie kurį aš galiu pakalbėti, tai yra atranka. Kas toliau bus į serverį, kadangi paliko žmonės, krito žiauriai aktyvumas. Ir esmė ta, kad mes dabar keletą projektų serverį darom, viskas taip normaliai, šiek tiek sustūpinkit daugiausiai, bendradarbiavom, bet šiaip žmonės dabar užsiėmė, turbūt, nežinau, ar jie grįš iš servo, bet gali būt, kad bus nedidelė pertrauka, nežinau, gal mėnesio, gal 2 mėnesių, kai nebus visiškai serverio, nes jis bus uždarytas. Nežinau, gal kokį kitą serverį darysime, kažką tokį, net nežinau, tikrai nežinau, tikrai negaliu pasakyti. Čia viskas priklauso nuo jūsų, nes pagrinde, iš kur žmonės ėjo į serverį, tai yra YouTube'as. Dabar, kadangi praktiškai niekas nekomentuoja ten, davai, atranką noriu patekti. Tai va, dėl to mes kaip ir, taip sakant, mažiau darom. Kitas dalykas tai yra mūsų projektas Išlik jei gali, kurį aš filmuoju, tai yra survival išlikimas, let's playus, kaip sakoma. Jis aišku tęsis, nes aš atradau vieną būdą, kaip ten galima kai ką padaryti, labai smagu. Ir vienas žmogus man buvo pasakęs, kodėl tu nefilmuoji CSGO, davai filmuok CSGO, tai geras žaidimas yra CSGO. Ir taip, aš nesiginčiu, CSGO yra geras žaidimas, tikrai geras, tikrai nieko nesakau. Nieko neturiu prieš CSGO, bet esmė ta, kad tiesiog, jis man nėra taip širdies. Nėra taip, kaip Minecraft. Aišku, nežinau, galit parašyti komentaruose, ar jūs norit, kad aš pažaisčiau CSGO ir parodyčiau, kaip aš nemoku žaisti CSGO. Ir esmė ta, kad dabar turim 85 ar kažkiek ten subscriberių, kažkur 85, nežinau, apytiksliai. Ir esmė ta, kad jau artėjom prie 100. Anksčiau tai subscriberiai ėjo kaip ant milių, dabar BAM žemyn, kaip sakant. Aš netgi galėsiu screenshotą padaryti.
mūsų Minecrafto Analytics, tai vadinama mūsų kanalą, tai yra MCForce kanalo šitie vadinami kaip ir statistika, kas čia buvo, kaip ir buvo, tada informacijos suvestinė, ne? Analytics. Na štai. Na va, radau, kuris yra ir kaip matau ką. Žiūrėjimo laikas krito. Vidutinė peržiūros trukmė augo, peržiūros krito, teigiami įvertinimai krito, neigiami įvertinimai krito, komentarai krito, bendrinimai krito, prenumeratoriai krito. Tai va, tas yra labai nesmagu. Ir čia netgi yra visokių įdomių dalykų. Populiariausios šalis, kurios žiūrėjo. Tai Lietuva, aišku, 96, Didžioji Britanija, Nyderlandai, Švedija, Norvegija. Okei. Na, net nežinau, kaip jaustis. Ja. Yes. Everybody who's watching from the Great Britain, greetings for you. Everybody who's watching from Netherlands, oh my god, Netherlands, yeah, or Netherlands? Nežinau. Čia, žiūrėkit, pasijungsim Google vertėją ir Nyderlandai, nepaliečių, Olandų, jo, labas. Taigi, Jolandai. Taigi, olandiškai mes galim pasakyti laba diena. Ir laba diena būtų Goedendag. Goedendag. Oh my god, neįsivaizduoju. Na, nesupykit, Olandai, nesupykit. Tikrai nesupykit. Vėliau yra Švedija. Oh my god. Galim švedų išsirai. Goddag. Goddag. Taip, laba diena. Švediškai. Pat norvegiškai. Ko čia mūsų norvegų, olandų, norvegų. Goedendag. Labai panašu į švedų. Tai tokia esmė, kad jūs kažkaip neaktyvus, tai va. Bet kaip surinksim 100 subų, aš prižadu jums, kad bus facecam. Žinus, kas yra, tai kamera ir jūs pagaliau pamatysit mane, jei. Ir filmuosim kokį nors baisų žaidimą, pavyzdžiui, Outlast, arba Five Nights at Freddy's Sister Location, ar 5, nežinau. Vienu žodžiu, arba jūs galite pasiūlyti kokį nors žaidimą. Ir dar vienas projektas vasarai yra Nematomas priešas. Taip, nesuklydau. Nematomas priešas, jį tikrai, manau, darysim. Na, ir esmė ta, kad vasara gali būti, kad kažkur beveik mėnesį ar pusę mėnesio manęs nebus Kaune ir aš nelabai galėsiu, kaip sakant, daryti video. Na, tai ką, bet šiam video tikrai užteks, jau man maždaug viską sužinojot, manyčiau. Ir ką, su jumis, kaip visada, MCForce. Nepamirškit šito video palaikinti, pakomentuoti, ką aš prašiau pakomentuoti, ką. Prašiau pakomentuoti savo vidurkį, kokį žaidimą norėtumėt. Ir dar paprašau, gal pakomentuokit, ar norėtumėt gal serverą, ar MCForce serverį, jo. Ir pasiūlymų galite pasakyti. Tai va, ir nepamirštam, ką, pasidalinti su draugais. Per Facebook arba per kitur. Mes kaip visada buvo Karolis. Ir aš sakau, ate, susitiksime kitame video. Bye bye.